nesportinių pražangų savoms komandoms irgi prisižymėjome į valias. Na, atrodo, kad viskas. Teisėjai pabaigė šios dienos rungtynes, nebereikės komandoms stengtis dar kažką nuveikti. Dėl to, kad viskas pasidarė aišku ir Kauno Žalgiriui kelias į top 16 baigėsi čia. Rungtynės Tel Avive kitą savaitę tik tai dėl garbės. Įdomu, kodėl dabar nesiryžo skirti nesportinės pražangos Goranui Jurokui rungtynių arbitrai. Jiems matyti geriau. Nu, aišku, šiandien viskas galėjo pakrypti ir į vieną, ir į kitą pusę. Pakrypo į tą blogąją, o kita vertus Žalgiris turėjo gal net ir geresnių šansų iškovoti pergalės. Vien tik tai tą mačą Graikijoje galima prisiminti. Galima prisiminti ir pralaimėjimą 3 taškų skirtumų Madride. Dabar jau visą tai nebeturi jokios reikšmės. Kauno Žalgirio ekipos žygis Europoje jau baigėsi. Liks tik tai susikoncentruoti reikalams Europoje. Na, aišku, perspektyvos čia Eurolygoje kol kas nebuvo labai tolimos ir ilgalaikės, bet visada norisi žengti kaip įmanoma toliau. Potencialus Žalgirio grupės antrosios vietos laimėtojos varžovas, tiksliau tikrai antrosios vietos laimėtojos varžovas ketvirtfinalyje bus Maskvos CSKA komanda. Jau užsitikrinusi pirmąją vietą savo grupėje. Štai šioje F grupėje pirmąją vietą jau yra užsitikrinusi Vitorija Stau Ceramika. Pirėjo Olimpiakos komandos kurie lieja savo įniršį ir pyktį ant teisėjų. Ant kažko be abejo reikia išsilieti. Turbūt negalima sakyti, kad teisėjai šiandien paskandino Žalgirį.